Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną pakalbėsim apie gyvenimo įgūdžių programą, kuri neretai yra vertinama labai kontroversiškai. Vieni ją giria, sako, kad labai gera programa ir reikia ją įgyvendinti. Kiti atvirkščiai, kad tai yra labai taisytina programa ir iš viso jos tokios neturėtų būti. O kiti yra nei į vieną pusę per daug, nei į kitą pusę per daug. Sako, kad ji turi apsigyventi mokyklose, o paskui mokytojai yra supratingi ir programa gali būti tobulintina. Bet mokytojai irgi pasimetę, nes jie irgi turi savo pasaulėžiūrą ir jiems yra sudėtinga susigaudyti šitoje programoje. Taigi pakalbėsim apie gyvenimo įgūdžių programą su dviem pašnekovėm. Tai su daktarė profesorė Birutė Ubelenienė, yra farmacijos ir edukologijos magistrė, socialinių mokslų daktarė. Sveiki. Sveiki. Ir Violeta Čekanauskienė, ji turi sveikatos mokslų išsilavinimą ir edukologijos yra magistrė. Sveiki. Sveiki. Taigi, kodėl ši programa yra vertinama kontroversiškai? Pabandykim susigaudyti. Tai pirmiausia, programa yra, galima sakyti, sveikintina, kad tokia tikrai atsirado. Aš manau, kad autoriai programos kūrėjai tikrai įdėjo labai didelį indėlį. Ir programa sudaryta iš tokių 4 dalių: savęs pažinimas ir asmeniniai tobulinimo tikslai, santykiai ir bendradarbiavimas, asmeniniai apsisprendimai ir ilgesys, saugus ir sveikas asmuo ir bendruomenė. Taigi tas kontroversiškumas iškyla daugiausia 4 dalyje, kurioje programos autoriai teigia, kad joje yra integruotas lytiškumo ugdymas. Tačiau paskaičius visą programą, matosi, kad vis dėlto nelytiškumo ugdymas yra integruotas, o lytinis švietimas. Tai reikia sakyti, pirmiausia prasideda nuo to, kad sąvokos yra painiojamos. Tai palaukit, kokios sąvokos yra painiamas? Lytinis ugdymas, lytiškumo ugdymas ir lytinis švietimas. Taip, ir kada patys dabar girdim pokalbius ir viešojo erdvėje, taip pat visos šitos 3 sąvokos yra painiojamos. Tai jeigu labai trumpai kiekvieną, pristatant kiekvieną iš jų ir ko jos yra skiriasi, tai lytinis ugdymas yra valios ugdymas. Jisai pagrįstas tuo ir galutinis jo yra tikslas, tai yra susivaldymo dorybė. Nes žmogus yra protingas ir laisvas jisai yra nuo gamtinių instinktų, ypatingai nuo dauginimosi instinkto, jisai gali jį valdyti. Ir todėl susivaldymo dorybė yra galutinis lytinio ugdymo tikslas, į tą taip pat įeina ir visi higienos reikalai. Lytiškumo ugdymas, jisai iš tikrųjų yra tarsi kaip ir tęsinys lytinio ugdymo, nes lytinis ugdymas prasideda labai anksti vaikystėje ir prasideda šeimoje. Ir lytiškumo ugdymas tai jau yra savo vyriškumo ir moteriškumo priėmimas ir taip pat mokėjimas sukurti darnų brandų santykį su kitos lyties asmeniu. Ir aišku, kad lytiškumo ugdymas ir kalba eina apie santykius. Tai ir galutinis tikslas, galima sakyti, tai yra gebėjimas mylėti, nes meilė ir gebėjimas mylėti tai nėra duotybė, tai nėra jausmai, tai yra žymiai daugiau, tai yra užduotis viso gyvenimo, nes meilė yra santykis su kitu asmeniu, tai yra dovanojimasis ir tai, kad tu negalėsi savęs dovanoti, jeigu tu savęs neturėsi, tai yra jeigu tu išmoksi valdyti savo lytinį potraukį, tu tada save turėsi, nes lytinis potraukis yra gamtinė galia, tai kaip egzistencinė galia, homo sapiens, rūšies galia. Tai yra stipri gamtinė galia, kurią žmogus turi mokėti integruoti į visą savikūros programą. Ir tiek lytinis ugdymas, tiek lytiškumo ugdymas grįstas yra rizikos vengimu. Tai yra tai, kaip ir visa sveikatos ugdymas mokykloje yra grįstas rizikos vengimu. Mesgi nemokinam vaikų rūkyti atsargiai, arba gerti atsargiai, arba vartoti narkotikus atsargiai, dozę pasitikrinti. Ne, mes mokinam vaikus atsisakyti rizikos. Tai lytinis švietimas iš tikrųjų yra grįstas žinių perdavimu. Ir tai yra galutinis jo tikslas tam, kad būtų lytiniai santykiai saugesni
Todėl yra kalbama būtent apie kontracepciją, apie lytinį potraukį ir taip toliau, bet jis yra grįstas rizikos pasiekmių mažinimo strategija. Ir dabar lytinis švietimas taip pat kalba ir apie gender, tai yra apie socialinę ir biologinę lytį. Ir reikia pasakyti, kad jeigu lytinis ugdymas ir lytiškumo ugdymas, ašis ir pagrindas yra žmogaus orumas, kad žmogaus negalima naudoti. Žmogus niekados negali būti daiktas, niekados negali būti naudojamas. Tai yra pagrindinė kertinė žmogaus orumo tiesa. Tai lytinis švietimas nestatomas ant orumo. Lytinis švietimas turi tokią a priori, kad žmogus negali valdyti lytinio potraukio, todėl jisai turi būti valdomas kontraceptikais ar kažkuo tai kitu. Ir pagrindinis dalykas yra ne orumas, bet susitarimas. Tai yra žmonės tarpusavį susitarė, kad vienas kitą naudos. Tai bet kuriuo atveju susitarimas pažeisti vienas kito orumą, tai, kaip čia pasakius, nėra tas tikslas. Taigi vien tik tai iš kur mes suprantame, kad būtent programoje yra ne lytiškumo ugdymas, bet lytinis švietimas, tiesiog iš pačių programos terminų, kas yra pasakyta, tai yra lytinė sveikata. Lytinė sveikata, aiškiai, yra Pasaulinė sveikatos organizacija apibrėžus, kad tai yra ne tik tai lytinių lygų nebuvimas, bet tai ir yra pasitenkinimą teigiantis ir malonumą saugus lytiniai santykiai. Reprodukcinė sveikata lygiai taip pat yra lygų nebuvimas, bet pasitenkinimą tenkintis lytiniai santykiai. Taip pat tokie dalykai, kaip yra programoje įrašyta, kad žmogus turi teisę pasirinkti lytinę tapatybę. Tai reiškia, mes žinom, kad lytiškumas ir lytinis švietimas kalba apie žmogų, kuris lytiškumas yra visą asmenį apimanti realybė, tai nėra pasirenkamas dalykas. Lytinėme švietime kalba apie tai, kad lytinė tapatybė yra pasirenkama. Tai profesorė, aš dabar susipainiau pati. Lyg ir vadinasi ta dalis lytiškumo ugdymas. O jūs sakot, kad ten yra lytinis švietimas. Ar čia teisingai supratau? Taip, pagal tai, kas yra įdėta, koks yra turinys įdėtas, tai priklauso lytiniam švietimui. Bet programos autoriai jį vadina lytiškumo ugdymu. Bet tėvai sako, ir ne tik tėvai, kad tai yra pasaulėžiūrinis klausimas, bet jeigu tai yra lytinis švietimas, tai aš nelabai suprantu, kur čia ta pasaulėžiūra atsiranda. Remiasi pažiūra į žmogų. Lytiškumas nebūna savo vienas atskirai. Lytiškumas priklauso nuo pažiūros į žmogų, o pažiūra į žmogų jau yra pasaulėžiūrinis dalykas. Ir šiandien mes turime du lytiškumus, kaip sakyti, dvi pasaulėžiūrinės lytiškumo sampratas. Tai vieną galima pavadinti integralistinę arba sampratą, kurioje žmogus yra visas, visuminis, tai yra visos jo gyvenimiškos plotmės yra vientisos, jis visas sujungtas, jis yra kūniškas, lytiškas akmuo. Juk mes egzistuojame plotmėje kūniškoje, psichiniai, socialiniai, kur yra santykis su kitu asmeniu, ir dvasiniai, tai arba vidiniai, tai kas yra visiškai mano viduje ir kuris gali net ir nepasireikšti išorėje ir žmonės negali suprasti. Tai kas yra visiškai asmeniniai erdvėj, ten, kur mes būnam patys su savim ir kalbame su savim. Ir gerai, kad niekas tai negali suprasti. Bet taigi, ir būtent lytiškumas, kada žmogus yra vientisas, tai yra asmuo neatskirtas nuo lyties. Yra vyras, yra moteris, vyriškumas, moteriškumas. Ir meilė neatskirta nuo prokreacijos. Tai yra visas tarsi žmogus yra visas vientisas ir mes mokinam jį šitos vienovės. Ir būtent išeinant iš šitos vienovės. Ir kad kūnas netgi yra daugiau nei materiali tikrovė. Jis todėl, kad kūnas dalyvauja asmens visame kame. Mes kūnų išreiškiam meilę. O meilė tai yra visiškai dvasinis veiksmas, valingas veiksmas. Tai ir kita pažiūra, tai būtent šita pažiūra, kad lytiškumas yra kaip vyriškumas ir moteriškumas, tai yra prigimtinė ta prasme, kad tai yra antropologinė prasme, ne biologinė. Tai yra prigimtinė lytiškumo samprata, kuri yra iššita ir mūsų konstitucijoje.
Ir yra kita separatistinė, tokia dalinė lytiškumo samprata. Jeigu sakysim, čia yra pilnutinė lytiškumo samprata, tai yra ir dalinė lytiškumo samprata, kurioje kalba tik apie dalį žmogaus ir dažniausia susitelka į lytinį potraukį. Netgi visuomenė klasifikuoja pagal lytinį potraukį. Aišku, kad asmuo atskirtas nuo lyties, lytį galima pasirinkti. Ir kas yra būdinga būtent lytinėme švietime, tai kad lytiškumas pristatomas tik iš dalies, tai yra toks dalinis. Ir žinios taip pat yra pristatomos tik iš dalies, ne apie visą žmogų, kada kalbam apie lytinį potraukį, apie vaisingumo sistemą, apie dauginimosi sistemą, ne visą žmogų, tai yra, kad kad viską valdo smegenys, tai būtent atjungia šitą smegenų dalį. Ir visiškai neurofiziologijos nėra pristatoma. Neurofiziologija, kas vyksta smegenyse, nes būtent nuo jo prasideda žmogaus tiek visi poreikiai, nes hormonai smegenyse ir gaminasi taip pat ir smegenyse ir lytinėse liaukose, bet kalbama tik apie apatinį aukštą, tai yra tik apie lytinius organus. Tai yra. Aš jūsų vienam interviu girdėjau, kad programoje meilė yra pavartojama tik tai 2 kartus. O kodėl tai turi būti svarbu? Todėl, kad žmogus, galima sakyti taip, teologiniais terminais kalbant, žmogaus pašaukimas yra mylėti. Tai meilė yra santykis su žmogumi nevartojamas, kada žmogus nėra vartojamas. Labai dažnai sako, kad meilė tai yra jausmas. Bet meilė yra santykis. Santykis, kada žmogus pasidovanoja kitam žmogui. Ir tas pasidovanojimas yra, tu turi turėti save, kad pasidovanotum. Tai yra, tu turi valdyti savo lytinį potraukį, tu turi būti laisvas. Pasidovanoji. Bet iki šito reikia išaukti. Tai galų gale, kas toj lytiškumo pavadintoj ugdymo programos dalyje kliūna? Būtent tai, kad jinai yra pagrįsta, kaip sakiau, rizikos mažinimu, rizikos pasiekmės mažinimu. Tai yra, pradeda kalba jau 6 klasiai apie lytinę sveikatą. Vaikui pradžioj reikia vertybių. Vaikas turi suprasti, kad jo niekas negali naudoti. Turi ateiti tas susivaldymo dorybė, jinai ateina iš lėto. Bet 6 klasėje pradėti kalbėti apie lytinę sveikatą, kuri yra, dar kartą pasikartosiu, pagal pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžimą, jinai skamba taip, kad ne tik ligų nebuvimas, bet ir maloni ir reiškia, pasitenkinimą teikiant seksualinė patirtis. Tai jūs man pasakykit, kaip 6 klasės vaikui paaiškinti, kad jisai turi teisę turėti į malonę seksualinę suirtį. Lytinio švietimo vertybė yra lytinis malonumas. Lytinis malonumas nėra nei gerai, nei blogai, kada jis yra neišimtas iš viso asmens, kada jis yra integruotas. Bet kada jis yra išimtas ir priešpastatytas kaip savitikslis, jau čia ypatingai nuo pat mažens. O 7 klasė jau kalba meilė kontracepciko ir lytinio potraukio kontekste. Tai iš to visiškai labai aišku, kad meilė čia yra kaip psichofizinis malonumas. Jisai nėra kaip santykis, kuriantis santykis su žmogumi. Pagarbus, kuriantis santykis su žmogumi. Ir tik tiek liūna? Čia yra esminiai dalykai. Iš tikrųjų atrodo, kad tai nėra esminiai dalykai, tačiau čia yra esminiai dalykai. Čia yra tas šaukštas deguto, kuris sugadina visą medaus statinę. Kitaip tariant, konceptas ne tas yra. Taip, iš tikrųjų yra ne tas konceptas, turėtų būti, jeigu būtų statę, tai yra prevencinė programa, sveikatos ugdymo programa, jeigu tai būtų statoma kaip ir visas sveikatos ugdymas, pagal pasaulinę sveikatos organizaciją, kad visas sveikatos ugdymas statomas ant rizikos vengimo ir jie būtų jį statę taip pat ir lytiškumo ugdymo dalyje ant rizikos vengimo, viskas būtų gerai. Kitaip tariant, reikia dar labai gerai peržiūrėti konceptualių požiūrį ir padirbėti šitoje vietoje. Bet aš žiūriu į Violetą, jūs atlikot tyrimą kartu su profesorė, pavadinimas yra tyrimo 18 metų merginų požiūris į moters vaisingumą.
Tai gal trumpai, jeigu galima, apie šitą tyrimą. Gal profesorė, nuo jūsų pradėsime. Taip, aš norėjau, kodėl mes tokį tyrimą paėmėm. Todėl, kad jau senai žinoma yra, kad lytinis švietimas suteikia tik dalinę informaciją. Nėra, tarkim, kalbant apie vaisingumo sistemą, dauginimosi žmogaus sistemą, nėra kalbama apie visą, kas, nuo ko prasideda. Tai yra, kitaip sakant, organas, kuris valdo visą sistemą, tai yra smegenys. Tai yra vadinama neurofiziologija. Žmogus yra ašyje, yra apie šitą būtent ašį. Informacijos nėra. Nėra taip pat informacijos, mes padarėm tyrimą, tyrimas yra aprašytas, yra spausdintas moksliniame žurnale Tarptautinį duomenų bazę Scopus, žinoma, anglų kalba. Bet mes ištyrėm visus biologijos vadovėlius, kurie yra Lietuvoje rekomenduojami Švietimo ir mokslo ministerijos, tuose, kuriuose kalbama yra apie žmogaus dauginimosi sistemą ir apie lytiškumą. Ir mes atradom tikrai, kad lytiniai organai yra aprašomi tik tai nėra fiziologijos, yra tik tai anatomija, tarsi lytiniai organai funkcionuotų autonomiškai pas žmogų. Ir taip pat mokslininkai rašo, yra sisteminė apžvalga padaryta, atspausdinta Suomijos Uppsalo žurnale, kad tai sisteminė apžvalga tai yra, kaip sako, mokslų pagrįsta. Yra pirmas lygmuo. Ir rašo, kad tikrai yra labai menkos žinios moterų ir jaunų moterų ir merginų apie savo vaisingumą. O tai dabar būtų, man jau net smalsu pasidarė, ką Violeta jūs tyrime ten radot, gal galite ir tikslą pasakyti ir pakomentuoti? Taip, tai tikslas ir buvo ištirti 18 metų merginų požiūrį moters vaisingumą ir galbūt patikrinti iš tikrųjų, ar tų žinių iš vadovėlių gautų, nes 18 metų tai yra 11-okės ir 12-okės, iš vadovėlių gautų, galbūt iš žiniasklaidos, iš visų socialinių tinklų ir kitų šaltinių, iš kurių gaunamos įvairiausios žinios, ar jų užtenka savęs pažinimui. Vėlgi grįžtame ir prie tos gyvenimo įgūdžių programos, savęs pažinimas, ar ne, kaip mes save pažįstam. Tai vaisingumas kaip lytiškumo dalis, labai svarbi kiekvieno asmens dalis, konkrečiai moters, merginos. Ir gal aš pailiustruosiu tiesiog konkrečiais keliais tokiais karščiausiais aspektais, nes buvo 16 pozicijų klausimų ir tyriamos tos žinios, ką jos žino tais klausimais. Tai tarkim, kad mergaitė gimsta turėdama tam tikrą ribotą skaičių kiaušialąsčių užuomazgų, nežinojo 67% 18 metų merginų. Kad, tai yra baigtinis procesas, kad susiformuoja tik apie 400 kiaušialąsčių, nežinojo 84%. Tai tokie visiškai anatominiai, fiziologiniai dalykai. Netgi kur vyksta apvaisinimas, nežinojo 70% merginų 18 metų baigdamos mokyklą. Apie centrinės nervų sistemos sąsajas su vaisingumu taip pat nežinojo 78% merginų. Tai yra didžiuliai procentai ir labai įdomu, kad hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą tikrai klaidingai suvokia net 66% merginų. Jos galvoja, kad hormoninė kontracepcija reguliuoja menstruacinį ciklą. Taip pat didžiulės spragos ir apskritai supratime, kas tai yra menstruacinis ciklas, kada jis prasideda, kada baigėsi. Tai yra susiaurinama tik tai iki mėnesinių dienų laikotarpio. Tikrai tai yra paprastos, elementarios žinios, kurios būtinos kiekvienos merginos ir moters žinių bagaže turbūt. Iš mokyklos išeidamos jos tų žinių neišsineša. Tai aš dabar gerai ir nesupratau. Absoliuti dauguma neturi elementaraus supratimo apie vaisingumą. Tai gal dėl to ir kyla tokie pavojai, kai 11 metų mergaitės pastoja ar kiti, kaip jūs painterpretuotumėt su mūsų gyvenimu šitą tyrimą? Be abejonės žinios, kam jos reikalingos? Jos svarbios tam, kad žmogus žinodamas, turėdamas žinias yra laisvas. Jisai tada, dar pridedant visas vertybės ir įgūdžius, jisai gali rinktis. Žmogus yra laisvas, protingas, turi valią, turi pasirinkimo laisvę, ko neturi jokia kita gyva būtybė. Tai, kai tu neturi žinių,
tinkamų, teisingų, mokslų pagristų žinių, tu savęs nebepažįsti ir tu gali tapti tų manipulacijų auka. Na, tos manipulacijos, netgi mes įžvalgų turim ir toje gyvenimo įgūdžių programoje, kad jų yra jaunai žmonėmis. Tai pradėti reikėtų nuo to iš tikrųjų. Na, čia tik apie merginas, tai yra maža dalelė, ar ne, tai yra ir vaikinai, kur turbūt ten tikrai nemažesnės problemos su žiniomis. Tai pradėti nuo to, nuo savęs pažinimo, elementaraus savęs pažinimo. Bet programoje yra savęs pažinimas. Jie kalba tik apie Tam emocijas. kontekste. Tik apie emocijas. Savęs pažinimas tai yra, iš tikrųjų turėtų būti pavadinta ta dalis savo emocijų pažinimu. Nes daugiausia statoma viskas ant emocijų. Tarsi žmogus būtų tik emocinė būtybė. Ne kūniška, ne socialinė, bet tik emocinė. Tai va tas kaip pasakyti, programos truputėlį tas susiaurinimas ir viskas sutelkiant į emociją, jisai daro vieną riziką. Aš įžiūriu vieną riziką, kad dominuot gali emotyvizmas. Tai yra viskas, kas yra malonu man, yra teisinga. Kada mes sutelkiam viską, statom ant emocijų. Tai yra emocija tampa tiesos kriterijum, nebe protas, bet emocija. Tai aš čia įžiūriu ir ne tik aš, bet skaitant pasaulinę literatūrą, kur jau senai dėstoma, 20 metų Amerikoje dėstoma šita programa, jinai vadinasi socialinis emocinis mokymas, trumpintai SEL, ir perspėja būtent apie štai šitą pavojų, kad emocija gali tapti tiesos kriterijum, nebe protas. Jūs, Violeta, turit tiesioginį ryšį su mokyklomis, aš nepristačiau, kur jūs dirbat, gal prisistatykit, bet jūs man prieš tą interviu kalbėjote, kad nėra programų sąsajų su amžiaus tarpsniais. Na, ar čia aš netaip supratau? Taip, nes žmogaus raidos etapai apima irgi kelis aspektus, ir fizinį, ir psichinį, ir socialinį, ir seksualinį. Ir tikrai ten prasilenkia kartais šitie dalykai. Kaip jūs ir Birutė minėjote, 6 klasėje yra kalbama apie lytinę sveikatą. Galbūt taip, kai kuriais aspektais tai galima daryti, bet 7 klasėje jau kalbame apie kontracepciją, jos pasirinkimą. O tik 9 klasėje pradedam kalbėti apie santykio puoselėjimą, apie ryšių santykius ir tuos emocinius tokius dalykus būtent šitoj plotmėj. Tai kaip ir viskas atvirkščiai, ar neturėtų pirmiausia eiti, ne vežimas prieš arklį, o taip kaip priklauso. Pirmiausia, vertybės ir tik tai toliau mes galim kalbėti sulaukus tam tikros raidos etapo, tam tikro atitinkamai pagal tą amžių su vaiku apie kitus dalykus, kaip ir apie kontracepciją. Taip pat žinios čia būtinos ir teisingos, mokslo pagristos. Ir kyla klausimas, o kas toliau 10 klasėje ta programa tarsi baigėsi ir 11-12 klasė, ar mes tikrai jau turime tai išugdytą vaiką su gyvenimo tinkamais įgūdžiais? Kurį galima išleisti gyvenimą. O jūs turite tiesioginį ryšį su mokiniais, ar ne, bendro ugdymo mokyklose, kiek aš suprantu, neprofesinio mokymo įstaigose. Ką jūs sakytumėt, ką reikėtų ten daryti, kad tie gyvenimo įgūdžiai ir, jie iš tikrųjų būtų ugdomi ir jie ugdytųsi. Nes visko neišugdysi, turi ir saviugda būti. Žinoma, mokyklų nuostata turbūt kažkiek tai gali skirtis, kiekvienos mokyklos pasirinkimas tos krypties, į ką mes dedame akcentus ir taip toliau, bet visieną tai turi būti bendri kažkokie vardikliai sudėti, kuo gali vadovautis ugdymo įstaigos. Labai apeliuojama į tai, kad pedagogai galės rinktis, kaip dėstyti, kuriais šaltiniais vadovautis. Čia yra labai daug rizikų iš tiesų, nes pedagogai taip pat yra su labai įvairia pasaulėžiūra, toli gražu nebūtinai sutampančia su tėvų pasaulėžiūra ir į lytiškumą požiūriu. Tai
tengi tie garsiai nuskambėję visi šaltiniai metodinėse rekomendacijose, ar ne, dabar traktuojame, kad tarsi norėsiu naudosios, bet greičiausiai tai nesinaudosim, ar ne, tik tai jie ten rezerve guli, bet niekas uždrausti jais naudotis negali. Ir jeigu jie bus panaudoti būtent neatitinkamai pagal vaiko raidos etapus, tai bus didelė žala vaiko sveikatai. Tai yra, vėlgi manipuliacija ir pažeidimas. Mes neužtikrinam to vaiko saugumo tam tikrą prasme. O jūs turite dabar, profesorė, jūs turite ir farmacijos, kaip aš minėjau, išsilavinimą, ir neredukologinį. Tai su farmacija ten kažkas tai negerai, irgi prasilenkimai labai dideli su kontracepcija ir taip toliau. Taip, aš supratimu, jeigu gali trumpai. Tai jeigu taip pasakyti, mano toks platus išsilavinimas ir gamta mokslinis ir socialiniai mokslai, iš tikrųjų taip, ir kas yra pastebėta, ir tai taip pat rašoma ir literatūroje, pateikiant informaciją apie kontracepciją, nepateikiamas apie jos veikimo mechanizmas. Pateikia tik tai, kad jinai sustabdo ovuliaciją. Tai yra vėlgi tas apatinis aukštas, kas yra daroma lytinėse organuose. Bet svarbiausia, kad kontracepcija, hormoninė kontracepcija, jinai yra centrinio veikimo, jinai pirmiausia veikia į smegenis ir ten sustabdo gonadotropinių hormonų gamybą. Gonadotropinis, tai iš graikų kalbos verčiant, išeina maitinantis hormonas. Tai gonadotropiniai hormonai inicijuoja lytinių hormonų gamybą. Ir moters smegenyse, taip pat ir vyro smegenyse, yra labai daug receptorių progesterono ir estrogeno, tai yra lytinių hormonų. Ir jie veikia visą mergaitės ir moters gyvenimą. Ir kitas dalykas, jeigu mes kalbam netgi reiškia apie meilės hormonus, kas vyksta, nes žmogus yra vientisas ir tai, kas vyksta mūsų kūne, tai, kas vyksta mūsų dvasioje, vyksta ir mūsų kūne. Meilės formulę galima užrašyti cheminiam formulėm ant lentos. Tik sakėt santykius, o dabar jau galima užrašyti. Todėl, kad visa tai, kas vyksta dvasioje, vyksta ir mūsų kūne. Kūnas parodo asmenį, išreiškia asmenį, parodo, kas vyksta jame. Ir tai galima pamatyti ir dabar tas naujausiais duomenimis neurobiologijos mokslo, kurie tyria, kas vyksta smegenyse, kai žmogus myli, kokie hormonai skiriasi. Tai yra pagrindiniai 4 - oksitocinas, serotoninas, endorfinas ir dopaminas. Tai turiu pasakyti, kad endorfinas cheminė formulė yra labai panaši į morfijaus, tai yra vidiniai opiatai. Ir oksitocinas yra prieraišumo hormonas. Oksitocino moteris smegenyse gaminasi 4 kart daugiau negu vyro. Ir jeigu mes šitoj programoje skirtumas nedaromas tarp vyro ir moters, tarp vaikino ir mergino nedaromas, visi yra emocinės būtybės, visi vienodi, ne vienodi. Tai parodo mūsų smegenis, kad mes nesam vienodi ir emocijas išreiškiam skirtingai. Ir tai pagrįsta hormonais, todėl kad hormonai moduliuoja mūsų visą gyvenimą. Ir kitaip sakant, labai įdomus dalykai yra paskutinis straipsnį, kurį skaičiau, visiškai nesenai spausdintas prieš 3 metus, 19 metų mokslinėme žurnale, kad būtent hormoninė kontracepcija sutrikdo oksitocino gamybą moters smegenyse. Ir jis atsakingas yra už prieraišumą. Tai moteris, tarkim, jeigu tai yra ištekėjusi moteris ir tas prieraišumas sutrinka, užtat tai yra susiję su daugiau lytinių partnerių turėjimu. O jeigu mes kalbam apie hormoninę kontracepciją ir jauną merginą, kuri dar ir neturi brandos emociniam įsipareigojimui ir dar tą prieraišumą dar slopina, tai jūs pagalvokit, reiškia, jeigu suaugusiai moteriai tai yra vis dėlto tai yra žmogiški faktoriai, yra valia, yra įsipareigojimas, yra dar kitos dalykai, kurie galbūt suveikia, kad ne tik tai chemija veiktų. Tai jaunoji mergaitė, jinai neturi to emocinio įsipareigojimo ir todėl visiškai, vėlgi kitas straipsnis rašo, kad tai yra susijęs su daugiau lytinių partnerių turėjimu. Violeta, gal jūs norėtume dar pridurti? Iš tikrųjų, kas yra svarbu, kas nepaminėta gyvenimo įgūdžių programai, sveikatos raštingumas. Sveikatos raštingumo savoka, aš jos nepastebėjau tikrai ten skaitydama. O sveikatos žinių raštingumas labai svarbus veiksnys, kuris yra tikrai, tas sveikatos raštingumas žemo lygio yra tiek mokinių tarpe, tiek suaugusių tarpe.
O tai veiksnys įgalinantis tikrai labai daug, tai ne tik tai gebėti ten perskaityti lankstinuką ar mokėti užsiregistruoti vizito pas gydytoją, bet tai įgalina mus suprasti tiek ir apie save, būtent kaip pradėjom nuo to, kad žinoti apie save, kas vyksta mūsų kūne, mūsų organizme, taip pat ir tas pačias emocijas ir taip toliau, bet ir daryti pasirinkimus. Būtent sveikato žinių raštingumas, tinkamus pasirinkimus, sveikatai palankius pasirinkimus, kurie padėtų stiprinti ir saugoti sveikatą, o ne ją žaloti. Ir rizikingas elgesys, taip pat atsisakymas rizikingo elgesio. O jūs, profesorė, ką? Tai aš manau, kad jeigu mes kalbam būtent apie moterį iš laisvai informuoto sutikimo pozicijų, tai reikia pasakyti, kad žinios turėtų būti žymiai gilesnės, kad moteris galėtų rinktis. Mergaitės ypatingai, nes jos yra pažeidžiamesnės, tikrai pažeidžiamesnės, ką rodo gamtos mokslai. Tai vienas dalykas, reikia turėti supratimą taip pat apie skirtingo lytinio potraukio raišką, tiek tarp vyro ir tarp moters, nes jie yra labai skirtingi, apie tai programoje išvis nekalbama. Tam, kad nebūtum panaudotas, ir vat, jeigu kalbam apie tą jau labai garsiai nuskambėjusią jaunimo reikalų agentūros lytiškumo ugdymo gidą, kuriame rodoma, kaip pasigaminti plėvelę oraliniam seksui, tai niekas čia neįsigando prezervatyvo. Bet netgi, reiškia, ministerijos atstovai nesuprato, kada pasakė komiteto posėdį, o kasgi blogo, viskas gerai čia su šitu turiniu. Nesuprato tai, kad būtent čia yra jau mokoma kitą žmogų naudoti kaip daiktą savo poreikiams tenkinti. Ir kas bus naudojama? Aišku, mergina. Jinai bus panaudota. Jeigu jau visiškai atvirai, tai malonumas lytinis teks tik tai vienam, o kitas bus panaudotas. Taigi, kalbant apie orumą, tai iš tikrųjų ten jo tikrai nei padujų. Ir mes esam žmonės, kurių orumas negali ir neturi būti paliestas. Jisai turi būti išsaugotas bet kuriuo atveju. Taigi, pirmiausia, tai turi būti ir visose švietimo programuose, visose. Bet čia kalbam apie merginas, o kaip apie vaikinus? Vaikinas turi būti mokomas teisingai elgtis su kito žmogaus laisve. Čia yra kertinis dalykas - teisingai elgtis su kito žmogaus laisve. Kad nepanaudotum kitą. Nesvarbu, kad tu susitari. Čia ne tas kelias. Nes lytinėme švietime yra pagrindiniai dalykai - susitarimas, lytinis malonumas, reiškia, kaip išvengti smurto, jeigu susitari, kad tai čia yra sunku, sudėtingi dalykai, ne ant to turi būti statomis, ypatingai jaunesniam amžiuje. O jūs, Violeta, irgi ką nors norite pridurti ir apie vaikinus? Apie vaikinus tai norėčiau galbūt paklausti ir profesorės Birutės, iš tikrųjų ugdymo procesas vaikinų ir merginų. Ar turėtų viskas būti kartu, ar kai kurios dalis ugdant turėtų būti atskirtos? Tai, kas yra bendra, turi būti kartu. Kalbėti apie meilę galima viso amžiaus, su bet kurio amžiaus vaikais ir tai yra kartu. Ar ne? Tai yra tai, kas mus vienyje, tai, kas mums yra bendra, nes mes buvom mylėti savo tėvų ir mes pašaukti išmokti mylėti. Ir tai yra visuomenė, kurioje būtų pagrįsta būtent meilė savo artimui, jinai būtų kitokia negu dabar, kad mes ją matom, visą susipriešinusi. O aišku, tai, kas yra visiškai asmeniškai yra ir intimu, turi būti atskirai. Kalbant ypatingai apie higienos dalykus. Ir patys vaikai tą sako, kada bendram vadovėlyje sudėti higienos dalykai, asmeninės, jie jaučiasi blogai. Jie jaučiasi labai blogai. Tai čia yra mokinių pasakymas. Ir kitas dalykas tai, kad dabar sako, atsižvelkime mokinių poreikius ir sudarydami programą. Matematika. Sudarydami programą matematikos atsižvelgia vaikų poreikius. Tai žino, profesionalai ugdytojai žino, ko vaikams reikia. Tai kažkaip ir kas jiems yra geriau. Kas jiems yra geriau. Maža, kad jie nori.
Na, aš klausydama suprantu, kad jeigu mes lypsim gilyn, tai čia bus dar labai daug apie ką pakalbėti ir turbūt jūs tolimesniuose pokalbiuose apie tai kalbėsite ir gvildensite šitą problemą, o gyvenimo įgūdžių programa, ji iš tiesų yra reikalinga ir naudinga, tik tai kita vertus yra tobulintina ir reikia nepamiršti, kad turi atitikti švietimo tikslą, tai dorovingos asmenybės ugdymą ir Lietuvos Respublikos konstituciją. Šitų dalykų reikėtų nepamiršti. O aš kalbėjausi su daktarė profesorė Birute Obeleninė ir Violeta Čekanauskienė ir kalbinau aš, profesorė habilituota daktarė Vilija Targamadzė. Ačiū Jums, ačiū tiem, kurie žiūrėjote ir aš labai tikiuosi, kad mano pašnekovės dar turės ne vieną pokalbį ir paaiškinimus, nes iš tikrųjų tai jos yra tos specialistės, kurios stengiasi ir mano galva objektyviai žvelgiančios į programą, o ne emocionaliai jas vertina. Ačiū.